Taigi sveiki sugrįžę prie naujo video ir šį kartą mes žaisime vėl Minecraftą. Ir čia bus jau antras iš viso epizodas. Tai gerai, praeitą kartą baigiam čia, pasižiūriu, ar visi mano daiktai yra vietoj. Nu kur čia miegi, kur? Ir aš planuoju gal dabar eiti tą kalną, kur kažkur čia netoli, va čia. Nu tik gal man pirmiau pikeksą geležinį pasidaryti, nes jeigu rasim gilų keivą, gali būt, kad bus deimantų. Ir aš dabar nelabai pamenu, ar aš šitą kaimelį pilnai aplūtinau. Man rodos, kad jo. Dar šitus užsidėsim. Ir dar crafting table padėsim. Ir turim 5 irono iš iron golemų. Ir iš tų 2 gal kardą pasidaryt? Manau, pasidarysiu. Bet gal nenaudosiu. Naudosiu savo akmeninį. Tiksliai, dar crafting table pamiršau. Nu ir keliaujam į tą kalną. Kadangi turim crafting table, tai galėsim daug duonos pasidaryti. Nes, kur čia zombius aš taip girdžiu? Kas čia daros? Jau matau keli... O, žiūrėkit. Įdomu, verta eit man čia? Gal vėliau, kai grįšim iš to kalno, arba kitą dieną iš viso. Ir gal eisiu aš pirmiausia į tą keivą, tada į tą ir tada į tą. Oi, Dar vienas keivas jaučiu. Man iš tikrųjų labai reikia deimantų. Opa. Jau žiūriu, čia bus neblogas keivas. Tik bijau, kad nerasčiau tokio vadinamo Vardeno miestą. Bet pirmiau reikia į ežerėlį vandenuko pasimti. Šiaip neblogą džempą padariau. Gal kai išeisim šitą dalį, eisim eksplorint šito mepo. Visai įdomiai atrodo. Bet pirmiausia, reikia mum į tą keivą nusileist. Aš baisiai bijau mirt. Ui! Iš tikrųjų, aš čia galėjau pasisemti vandens, būtų žymiai arčiau, bet jau pasisėmiau, tai pasisėmiau. Suvalgysim. Aš jaučiu galvą. O tai va ir suvalgysiu. O čia šiaip visai ir geriau būtų čia paleisti vandenį. Nusileido, tikiuosi. Šiaip iš tikrųjų
šiokių tokių problemų turim. Aš matau ten kaulą, bet kažkaip gal pakilsiu ir į kokį įžengsiu kitą keivą, kur toks ne toks jau didelis. Ir pasimsiu kaulą, tada... O kur kaimelis? Ai, tenais. Nu ir draugat. Truputėlį iš tavęs. Kodėl jisai susprogo? Man nėra, tai... Nu čia gal... Taip yra. Kur mano akmeninis... Niekad nenaudojau. Čia dabar. Bet jau čia tik vienas tai bus. Kaip dažniausiai. Kam aš iškasiau tą dirto bloką? Man rodos ten kaulą matau arti, kur yra šviesos. Jep, aš ten matau, bet kažkaip nemėgstu aš lipti. Tikrai nemeluoju, kad nemėgstu lipti. Vat būtent taip vat šokinėčias. Vat ypač taip. Kodėl jis taip nusileido? Aš galėjau kastuvą naudoti. Jo. Jo. Būtų gerai, kad aš gal medienos nešvaistysiu. Aš einu kažkaip bandysiu ten kilti, jei nepavyks, tai ką padarysiu, tada reikės jau iššvaistyti visus. Aš taip ekstreminu dabar. Aš taip išsigandau. Bet ir vėl du kaulo. Čia dar man rodos įmanoma užlipti ir gauti kaulą. Nu kur čia tie zombiai? Rimtai kažkur girdisi, bet nežinia kur. Arba čia tam keive, arba kažkur kitur. Ai, man jau čia atsibodo, taip laipiot, aš leidžiuosi tenais ir tiesiog... Tik labai nemėgstu to garso. Ir tiesiog... Kasu kaulą. Nu kur tas zombis, mane žiauriai erzina tas jo garsas. Taip trukdo susikaupti. Nes jeigu jis būtų čia taip giliai, jis nesigirdėtų. Arba aš čia per daug pagarsinęs kompiuterį.
Man realiai vos ne visi Minecrafto garsai trukdo susikaupti. Kur čia ta lava? Vat šitą pasidariau ir va galim keliauti jau į baisiai pavojingą kelionę. O. Daug airono pakankamai tikrai. Penki pirmi mano airono, kuriuos pats suradau. Gal aš nusileisiu truputį ir jeigu yra dar truputį kita pusėje. Taip gerai. Gilus keivas. Tikrai gilus.
Oi. Daug airono tikrai radom. Dabar einam. Oi. Dabar šitą dar reikia iškirsti. Dar trūksta 3, kad pilnus šarvus galėtume pasidaryti. Daug šiaip 11 emeraldų. Gerai, čia aironas. Ir bus tipo viskas čia apžiūrėta? Oi, daug airono rasim čia. Jau virš seto galėsim pasidaryti. O, tu 30 turėsim. Aš dar čia greit kaulo pakasiu. Dar nėra kaulo niekur. Bet keista mobų jokių. Būčiau praleidęs. Aš nepamačiau, kad gravelis yra galėtų nukristi, jeigu vieną iškirščiau. Nėra kaulo, kažkaip airono daugiau radau negu kaulo. Turbūt tenka jau man, nors iš tikrųjų čia kažkas yra. O, būčiau praleidęs. $33 airono. Įdam. Gal truputėlį eisiu kur nors dar kaulo paieškoti, nes tikrai praverstų, nes 3 neužteks. O čia kelias atgal. Tikiuosi teisingų kelių einu. O, dar kaulo. Jep, teisingų. Ir labai gerai, kad XP galiu gauti. Tai skeletas, tai zombis. Abudu, girdžiu. Oi, kaip išgąsdino. O! Ai.
Šiaudas. Ai. Kodėl aš krentu? Oi. Galėjau lovos neiškirsti, aš tų mini zombiukų nekenčiu. Oi. Aš va širdies tokio kaip smūgo negavau. Man čia toks šokas. Dabar širdis žiauriai plaka. Žiauriai bijojau, kad numirsiu su tiek aironų. Ir tie zombiukai, man rodos, daugiau gyvybių turi negu pats zombis, normalus suaugęs. Jei neklystu. Gerai. Tai... Gerai, tai dabar mes truputį pavalgysim, reikia pasigaminti maisto. Gerai, pasigaminsim duonos. Pavalgyt. Bet šiaip duona daug prideda. Tai yra labai gerai. Lovą tikrai gavau. Tak, jeigu jau negrįšiu. Gal kokį kitą susirasiu. Kur mėginu? Nemiegu. Dabar kai atsiguls, jis dar judins galvą. Va, matai? Man labiau reikia miegoti negu tą. Tas garsas, kai kerti, labai man primena, kai anksčiau žaisdavau Minecraftą. Tik tuo metu dar nekeldavau video Minecraft'o. Šiaip iš tikrųjų senokai kėliau iš viso video. Be Minecraft'o tai senokai. Prieš metus. Galvoju leistis į šitą. Labiau patinka. Greit. O tai va suvalgysim. Ir žinoma, respawn setą pasidarys. Jau pasidaręs, vadinasi, gaunas. Taip. Ir aš grįžtu ten pasimti. Na, tingiu grįžti. Tegul teka ten tas vandenėlis. Iš čia pasimsiu. Čia žymiai arčiau, man rodos, net yra. Jo. Nors man rodos toks pat kelias. Žodžiu, keliauju. Ką tu darai? Ką jis daro? Jis antiek crazy yra. Ačiū už pienutį. Ką jis? Užsimušiau ir reikia daugiau torčių. Ir medienos. Ir kaulo. Visko čia reikia. Einu va tą medį nukirsiu. Bet aš taip vos nenumiriau. Tai dabar keliausim tikriausiai šitą keivą aptikrint. Tik, o kur mano mediena? Klausimą tokį duodu.
Rimtai. What the hell? Man netilpo į inventorių, toks skirtumas. Turime tų pagaliukų. Ir eisim į keivą. Gerai. Kur tas? Ar jisai tenais keivė giliai? Jau mane puola. Šiaip zombiai iš toli labai gerai mato. Žinokit tikrai. O tu dieve. Kaip čia gerai. Tegul patys numiršta, nes, fainiau. Ar jie čia protingi ir taip, arba aš čia tik tais būsiu. Gerai, tegul miršta jie čia. Dar gyvi. Kur tas senas? Kilsime viršų. Man įdomu, ar jie moka kilti viršų, pažiūrėsim dabar. Jie net manęs nemato. Bet tikrai daug ironų turim. Aš gal varu dabar tą ironą išsikepsiu. Ir kai išsikepsiu, gal pasidarysiu setą Iron Armorų. Aš nežinau net. Arba aš palieku village'ą, arba aš darausi... O. Aš gal paliksiu kaimelį, galvoju, norėčiau žiauriai aš noriu aptikrinti tą teritoriją už tą kalną. Ui, bet daug žiūriu, duonos turėsim. Bet kur aš juos girdžiu čia? Kur aš? Kas čia daros? Šitam nėra, ne. Ir ironą gal įsikepsiu, kai išeisiu iš kaimelio, kur nors kitur. Arba šis video pabaigoj. Šitas kalnas yra. Kažkur ne ten einu. Va. Ir eisim už tą kalną. Aš galvoju, reiks lipti per šoną. Medieną surinkau. Kur dabar? Oi, dieve. Dingo tiesiog. Na, koks skirtumas. Pasikirsim mes tos medienos.
Tam kyvė buvo faina. Gerai, kad neėjau į tą jo truputį į dešinę pusę, nes ten būčiau jau numiręs turbūt. Žiūrint taip į dešinę. Fainai ir įdomiai, tikrai, kaip ir sakiau, viskas atrodo. Padarysiu. Nepykit. Jūs dabar draugai. Gerai, keliaujam tada virš kalno. Neblogas kalnas. Jeigu ten kyvos, tai turbūt bus ir Vardeno miestas, kuris nepageidaujamas beveik visada. O, tikrai daug keivų, bet aš noriu kažkur truputį pailsėti nuo tų mobų, noriu dar vieną kaimelį rasti. Nes aš taip vos nemiriau. Šiaip tų bičių tokiose lygumos, kur yra ten žiūri nedaug tų medžių, tai būna tų bičių daug. Kas čia? Kas čia dabar? Rimtai. Truputį prieš įsitraukiant lovą, truputį išsigandęs, kad gal palikau kaimelį. Nes baisiai nenoriu aš ten tingiu eiti. Kaip ir sakiau, tikrai ieškau kaimelio ir kaip praeitam video sakiau, kad gali būti, kad taip šalia 3 kaimeliai. Neleidžia miegot, kodėl? Va, gerai. Bet šis kaimelis jau čia bus didelis, jis ant kalno, tai dažnai būna dideli tokie. Ir aš toks laki ant šito. Ir turbūt šitam kaimelį mūsų Minecrafto antra dalis ir baigsis. Gal dar šiandien įkelsiu 3, bet jau vėliau. Aplūtinsim kaimelį kitam video. Einam į šitą namelį. Na ir šis video baigėsi, tai viso gero.